Jau 360 metų turime daug bendro. Gubernija nealkoholinis. Labą dieną. O, Koks jūsų vardas? Lina. Naglė atspėja, ką šiandien mums parodys Lina. kažkokį rytietišką šokį, tikriausiai pilvo. Be muzikos pašokti? Aš galiu paploti jums. Greičiau, lėčiau. Vau. Gerai, dabar tyliai, tai be muzikos, taip seksualiai. Aha. Nes man tai čia seksualus šokis. Jisai prodiuseris, jį reikėtų labiau orientuoti. Jo, galit net arčiau. Tad žiūrėkit iš arčiau. Jinai flirtuoja su tavim. Paklauskite apsaugos, ar jis norėtų pilvo šokį išmokti. Norėtumėt, kad privačiai jums tai pašoktų, žmona? Ne. Tai viskas. Gerai, tiek to, ne šiandien tada. Ačiū. Good morning. What is your name? My name is Olufumilayo. And what is your talent? Well, I can sing. For your mercies never fail me. Damn, that's All good. my days I've been held in your hands. From the moment that I wake up, no one, O, biški hebra, žmogus šiaip geriau dainuoja nei mes. for you. Labai. Ta prasme, kaip šitam talentų šou per gerai. Bet jeigu tu padarytum dar ten kokių dadėtum tų instrumentukų, žinai, man tai girdėjos kaip viskas, tai iš vis čia būtų. kur įdėti tokį talentą. You sing too well for Lithuania. That's why we're sending you to Poland, and you'll sing there. You'll earn more money, a bigger audience, more fame. If that's okay with you, come sign the deal. Just a signature. Yeah, in Poland you'll be a star. Aš jums paskambinsiu dar rytoj. Dabar aš atėjau į talentus kažkokius. Jo, tvarkoj. Rytoj ir susiderinti. Sveiki visi. Koks Mano jūsų- vardas Edvinas Kanėta. Aš esu renginių Jisai pats viską pasidarys. Renginių vedėjas ir organizatorius, aktorius mėgėjas, muzikos atlikėjas, groju žaušniais instrumentais. Vyksta vestuvės ir šeimos židinio įteikimo ceremonija. Praveskit. Mėlėjai, sveiki atvykę į pačią gražiausią šventės dalį, kurioje bus kupina jautrių akimirkų. Man patinka. Gausybė meilės ir padėkos. Ir ne ką mažiau jaudulio. Kaip greit pasikeitė. O, visiškai taip. Kiek pinigų įmat už vestuvės? 1100, 1200, 1300. Jeigu aš duodu 300 vestuvių per sezoną, pasiraštų su manim sutartį? Taip. Nesvai, ką tu čia? Galite neskaityti jo. Produceris atiduoda 10% pajamų talentui. Sutinku. Nu tai rašiausi nuo 7 ryto, žodžiu, joga, meditacija, grožio afirmacijos. Pergyveni. Dėl ko? Na, aš dėl nieko nepergyvenu, reikia džiaugtis kiekvieną dieną, nes kiekviena diena yra nauja galimybė pradėti viską iš naujo, jeigu dar nepradėjai. Gubernija nealkoholinis ekstra lager. Paik, tu koks geras tas garsiukas. Galėtų būti žadintuvas. Jo. Sudaužkime. Jo. Už tos Mes talentus. kažką bendro Už tas mes dvi tikrai sutartis. turime. Už tas dvi sutartis iškelti. Mėgsta malą. Labas. Kas lūpai atsitiko? O tavo? Vaikas atitiko, man tai darė operaciją, pasidariau, Prisistatykit. Aš esu Milena, esu meno reporterė. Gerai, o talentas koks? Graži, protinga. Dabartiniai menininkai įgyvena iš Lietuvos kultūros tarybos. Nedirba, stovi darbo biržoj, už mokesčių mokėtojų pinigus, žodžiu, darosi parodas. Galite pasakyti birža? Birža žodį. Birža. Kaip? Birža. Virža? Birža. Taip. Virža. Tai aš einu į parodas ir aš darau, žodžiu, reviziją, koks šitas menas yra Lietuvoje. Kiek per metus maždaug išplauna per meną lietuviai pinigų? 100 000 kaip minimum. Čia per metus? Kaip minimum. Neįdomu. Ačiū. Ne, tai palaukit. Tai net aš esu jūsų didelė gerbėja. Esu Žydrūnas iš Vilniaus. Ir koks jūsų talentas? Nu, kaip normalaus vyro, žvejyba, grybavimas, automobiliai. Pataisyti galit kažką. Ne, pavairuot galiu. Patinka įsidisi, ne? Taip. Patinka įsidisi. TNT, TNT, TNT. Koks jūsų svoris? 115 turbūt. Tai ką, jau čia talentas? Galėtumėt suvinioti šitą vyruką? Nebaig. Edma, galėtum tu jį paimti, ar ne? Laisvai? Eik savo. Stalas praška. Neapsauginis. Mūsiškis čia. Ai. Ir gaidelis paguodos prizas. Jo. Šiandien eisit ten pas komisiją, kokį talentą parodysit? Nu, aš noriu tapti profesionaliu artistu. Kokį vaidmenį norėtumėte atlikti? Nu, šiandien atliksiu senjoro vaidmenį.
O turit kokį talismaną ar, kokią frazę, kad sėkmė jums lydėtų? Aš galiu. Tai gal reikia garsiai pasakyti, kad iš tikrųjų galėtumėt. Aš galiu. Kęstutis gali. Sėkmės. O, koks gražus vyras. Sveiki, prisistatykit. Kęstutis iš Kauno. Galiu pademonstruoti iš filmo Man reikia meilės sceną vieną. Koks čia filmas? Nežinau, bet labai įdomu. Stefanai, skubiai pas Adelę. Galima dar kartą tą patį. Stefanai, skubiai pas Adelę. Jin pasakys, ko reikia. Labai charizmatiškas, man atrodo. Galima dar kartą, bet paskutinį kartą jau tikrai. Skubiai pas Adelę. Galima ketvirtą, bet tikrai paskutinį kartą, bet taip labai stipriai. Tu priekti širdies, kad taip. Stepanas yra už 2 kambarių dar. Stefanai, greičiau pas Adelę. Padarykite tokią situaciją, kad jūs apgavot Stepaną, bet jūs atėjot pas Adelę. Tai jai prisipažįstat meilį. Adelė, aš tave myliu. Nieko nenoriu matyti daugiau. Ateikit, pasirašykit, man labai patinka. Bravo. Man labai patinka, iš tikrųjų labai geras aktorius. Tikrai Aš geras. net nesitikėjau. Aš galvojau, atėjo iš tos žmogus, jau reikės apsauginius kviesti iš karto. Puikiai. Pavyko suvaidinti senjorą. Pavyko. O šiaip jūs senjorus ar ne? Taip. Tai jums kaip ir vaidinti nereikėjo? Ne. Ne? Aš buvau savimi. Gerai. Gerai. Tai žodžiu laimingas esat? Taip. Tai kadangi pasirašėt kontraktą, manau, reikia pakelti. Būtinai. Gubernijos ekstra nealkoholinis. Jau 360 metų turime daug bendro. Gubernija nealkoholinis.